Vasario 8 diena. Lauke -8. Atlėkiau į sodą pasižiūrėti, kaip čia viskas atrodo. Atrodo štai taip. Visur išvaikščiota. Visur. Buvo labai dideli šalčiai. Aišku, gyvūniukai neturi ko valgyti. Eina į teritorijas, į sodus. Prie daugiabučių netgi vaikščiojo, mačiau. Ieško maisto. Na ir aišku, jos čia atėję kažką tai randa. Turiu mintį stirnas pagrinde. Tai pirmiausia, ką pastebėjau, kad yra nuvalgytas mano kukmedis. Štai va čia toksai kukmedukas, kuris mano buvo formuotas kaip bonciukas. Labai daug vilčių įdėjau. Sakiau perspektyvus, bet atrodo iš tos perspektyvos nieko neišeis. Na, nebent šiaip jie gerai atželia. Jeigu iškentės iki pavasario, visiškai nesuvalgys jo, tai gal dar kažkas liks. Ten dar va toks mažiukas. Tas, kur buvo apvalus. Irgi žiūriu apgriaužta, bet ten tik viršūnės daugiau. Cūga, kurią mėgdavo irgi kažkas apgriaužti. Kol kas neliesta. Bulvart plikas. Net nežinau, ar čia pats nupliko. Ar jį čia apgraužė. Sunku dabar pasakyti. Mačiau kukmedis Vojtek irgi viršūnė nugriaužta. Ir dar matau išvaikščiota ten, kur buvo mano tvora išlaužta, nes jos taip ir nesutvarkėm, nes jau pašalas buvo. Buvo neįmanoma ten kažko padaryti. Bet dabar ta tvora vėl palenkta ir išvaikščiota ten, kur buvo šilauogės uždengtos. Eisiu pažiūrėti, ar ten nugriaužė viršūnėlės ar ne. Žodžiu, padarysiu reviziją sode. Sniego labai daug, kojos klimpsta tiesiog virš batų. Bet kaip nors. Kiek daug sniego. Čia levandos tikriausiai valgytos, nes labai jau, nežinau kaip čia pasifilmuoti. Labai saulė šviečia ir šešėliuoja labai. O čia šitoje vietoje labai daug privaikščiota ir panašu, kad levandos apvalgytos. Na, levandos atžels, nieko baisaus, jeigu nenušalo. Aišku, nes buvo labai didelis šaltis. Iki 27, 28, kai kur netgi iki virš 30 buvo. Tai nežinau, kaip čia viskas peržiemoja. Aišku, bus ir nuostolių šiemet. Tikrai ne viskas bus peržiemoja. Kai kas nušals, kai kas iššalo. Čia va dar matau nugriaužtas puskiparisis bukasis. Viršūnėlės apgriaužtas. Šitas kadagys, nežinau, truputėlį išlinkusi šakelė nuo sniego. Viršūnė lyg ir nenuvalgyta. Na gerai, einu toliau žiūrėti. Kaip gilu, o jas kaip gilu. Taip. Bet tiek to sušlapsiu, kojas jau sušlapsiu, matau, kad kitaip nieko nebus. Taip, čia kažkas daryta, aš kapstyta, turbūt ieškota kažko žalio. Na, rožė mano, tai šakės bus turbūt, nes pasirodo, kad žiema šalta ir reikėjo ją uždengti. O va čia mano Vojtekas. Arčiau neprieisiu, bet priartinsiu. Nu, visiškai nudrožtas, visiškai. Viską jau padarysiu. Gerai, toliau. Taip, čia kol kas nieko labai baisaus. Daug kas po sniegu. Pažiūrėsiu, kas čia.
labai aktualus šilauogės, vat aplink šitą mažą obelaitę apeitą, aišku, viršūnės apgraužtos, bet čia irgi nieko baisaus. Taip, tvarelė tokia plonytė, kudutė, pasilenkus ir perlipta, labai daug sniego, tiesą sakant. Pat aplink šilauogės daugiau nevaikščiota. Čia nematau. Ar nugriaužta ar nenugriaužta, nesuprantu. Šiaip jau pumpurėliai nebuvo labai dideli, buvo gana nusilpę mano šilauogės. Čia nevaikščiota, tai manau, kad ir nenugriaužta. Bet vat palei pačią tvorą praeitą, ieškota praėjimo ir atrado. Vis dėlto čia mano medeliai auga, tiksliau žiemoja. Štai va šitas ten, tuoj palaukit, nematau, o čia, nežinau ar matysis, nesimatys turbūt nieko, nes labai saulė šviečia, va čia jau yra tujetidė, labai gražiai buvo išaugusi, tiksliau išauginta, na jeigu atšals, tai gerai, dar be to neaišku, ar jie čia gerai peržiemoja, žodžiu. Nuostolio šiemet bus. Taip. Neapsaugojo mano tvarelė. Na, visur kitur, kaip ten bebuvo. Oi. Tiek tos jau visur kitur svarbu, kad čia nebūtų didelio nuostolio. Net pušelės apgriaužtos. Na, iš bado valgo viską. Štai spygliukai nuvalgyti. Čia nugriaužti spygliukai. Bet čia viršūnėlės nukastos. Na, tikrai jau badas joms šiemet buvo. Čia spygliukai nukramsnoti. Jo, net negaliu labai ir pykti, nes gyvūnai tikrai neturėjo ko valgyti, sniego labai daug. Prasimaitinti tokią šaltą žiemą tikrai sunku.